Tai aš turiu pasižiūrėti, kiek visko prisirašiau. Labai diena. Kiek aš turiu visą Aš konspektą. jums parodysiu, nes man Viktorija rodo, aš jums parodysiu. Žiūrėkit, kiek Viktorija prisikonspektavo šią nuostabią temą, kuri vadinasi, kodėl žmonės yra linkę tikėti sąmokslo teorijomis. Ir aš netgi prisikonspektavau ne tik, kodėl jie yra linkę tikėti sąmokslo teorijom, bet taipogi, kodėl jas labai sunku įtikinti. Kad sąmokslo teorijos Yra yra tik sąmokslo teorijos. Jo. Čianais mums šitas pokalbis pasisuko dėl to, kad kaip visada mes kalbame su Viktorija tarpusavį apie visokius dalykus, kurie vyksta gyvenime ir mūsų gyvenime ir tautos gyvenime. Ir apskritai, apskritai. Kažkaip, dažnai sako, kad ten smulkus protai aptarinėja kitus žmonės, o mes aptarinėjom blemba kokias idėjas. Ne? Globales. Tai reiškinius. Driežažmogius. Sąmokslo teorijas. Žemė plokščia. Poliamorijas visokias. Apie poliamoriją vėl darysim laivą. Pliusai, minusai ir visą grįžtą. Žinote, kas yra poliamorija šiaip jau? Kas nors girdėjote, kas tai yra per žodis poliamorija? Ar negirdėjote? Tai va. Ir mes, kadangi labai esam tokio sophisticated, ne? Sophisticated. Na, žodžiu, tai apie sąmokslo teorijos. Tai dabar gal girdėjote, neseniai čia praeitą savaitę visai labai visi dalinosi. Vieni iš pradžių dalinosi tuo, kad švietimo, labas Nerijau, vieni labai dalinosi, kad švietimo ir mokslo ministerija padarė tam tikrus pakeitimus mokymų programoje. O po to, po kurio laiko, visi pradėjo dalintis tuo paneigimu, kurį išplatino švietimo ir mokslo ministerija. Tai mes į tą per daug nesigilinsime ir nepasakosime. O kodėl jie dabar visi neigia? Ko jie čia puolė neigti? Matyti, tartina kažkaip. Nes išsigando, kad Išsigando. Taip, nes kad eis tuoj. Žodžiu, su šakėm ir degu. Kai protas nėra linkęs į sąmokslo teoriją, žiūrėk, net nesikuria. Jo. Tai prasme neina, ne? Ne, bet aš galėčiau. Galėtume, Aš galėčiau, nes aš geros nuomonės apie save ir savo fantaziją. O žinot, ką dar aš jūsų paklausiu, kol mes nepradėjom jau pačios temos vystyti. Tai žodžiu, mes nekalbėsim su Viktorija, čia teisingos tos teorijos, neteisingos, pagrįstos, nepagrįstos. Mums abiems su Viktorija yra įdomu labai, kas darosi žmonių smegenyse ir kokios vidinės traumos patirtis, ta prasme, kokios vidinės giluminės priežastis yra pas tuos žmonės, kurie nuoširdžiai tiki tokiu, kaip čia dabar mandagiai pasakyti. Tuščia vidurė, pavyzdžiui, ten gyvena vidury žemės, tuščia vidurė, kas gyvena? Nežinau. Bet kad reptilijos gyvena, tai aš esu girdėjęs, aš net skaičiau kažkada tai apie tai daug, nes man įdomu buvo. Žodžiu, mes į tas sąmokslo teorijas nesigilinsime, bet pasikalbėsime apie tai, apie tas giluminės priežastis, dėl ko žmonės renkasi tuo tikėti. O dabar aš tą telefoną kodėl turiu rankoje? Prisiminiau. Iš manęs telefoną. Taip, bet aš iš tikrųjų noriu jūsų paklausti, kaip jūs girdite, nes aš dabar pas mane yra maniakizmas daryti geras transliacijas, turiu omeny gerą. Tu radai, ką norėjai? Ne, neradau. Bet kad daryti, kad garsas, pavyzdžiui, geras, kad, techniškai, kad geros būtų. Tai dabar aš pasijungiau mikrofoniuką ir pasakykite, ar jūs gerai girdite taip, kaip dabar girdite. Ar, pavyzdžiui, jums geriau girdisi, kai aš esu išjungusi mikrofoną. Tai, pavyzdžiui, dabar vėl įjungiu. Tai jeigu geriau girdisi su mikrofonu. Vienas, kad ir tu pasakyk, ką nors. Vienas. Tai rašykite vienetą, jeigu gerai jums girdisi su mikrofonu. O jeigu geriau be mikrofono, rašykite 2. Tai kuris garsas geresnis? Nerijus rašo, kad puikiai. Na, jūs ir tauškutės. Taip, mes esame. Bet mes protingos tauškutės. Mūsų verta pasiklausyti. Tai va. Niekai šito nerašo, žinau. O, vienas. Nerijus sako, kad vienas. Tai gerai, vienas. Jungiu atgal mikrofoną. Viskas, pradedam. Tai kodėlgi tie žmonės tiki sąmokslo teorijomis? Gerai, tai tada pradėsiu, aš tikiu, sako kažko, tikiu, aš irgi tikiu, Dievo tėvo, su žemės sudarė. Bet tai dabar pirmiausia, kas yra sąmokslo teorija, pradėkim taip, aš kaip vis tik tai akademiškas žmogus. Šiemet grįžtu dėstyti į universitetą, tai pradėsiu nuo to, kas tai yra, nes visada pradedam nuo reiškinio, kas tai yra. Tai pirmiausia, sąmokslo teorija yra kažkokios tai, kažkoks tai įsitikinimas, kažkoks tikėjimas kažkuo,
kad yra kažkokia globalesnė valdžia, globalesni sąmokslai, kažkas turi stipresnę jėgą, kažkas daro kažkokias tai machinacijas, ar ne? Kažkas, yra kažkokios didesnės jėgos. Ir tai gali būti tos jėgos, kurios yra labai žemiškos, tai yra valdžia, vyriausybė, nežinau, kas ten dar, žinai, kažkokios tai organizacijos grupuotos, gali būti kartais tos jėgos, kurios yra, už sakykime, to realybės ribų, ne? Kažkokios tai pusiau mistinės. Tai vienas, kaip sakant, aspektas, o kitas aspektas yra tas, kad sąmokslo teorija gali būti turi būti šiek tiek įtikinama. Ta prasme, šiek tiek turi būti, kažkurioje vietoje turi būti panašu į tiesą. Čia yra, ką irgi, žinai, nuo savęs norėjau pasakyti apie tai, koks yra geriausias melas. Dabar jūs ir išmokysime, kaip reikia meluoti. Ten, kur yra 90% tiesos ir 10%. Arba net nebūtinai 90%. Iš tikrųjų, užtenka čiut tiesos ir tada, kai tu atpažįsti kažką, tai kas tau atrodo bent jau tikėtina. Ta prasme, užtenka, kad kažkas tai yra didelis burbulas kažkokio tai, idėjos kažkokios tai, pasakymo, istorijos kažkokios tai. Ir tu nors kažką atpažįsti kaip tikėtinai galimo ir tada galvoji, kad jeigu tai yra tiesa, tai labai tikėtina, kad ir visa kita yra tiesa. Ir tie visi, kurie mėgsta, kaip tas vadinasi, trolių fermos, ką jie skleidžia, dezinformaciją kurti. Jo, kas tuo užsiema, nes yra, kam labai apsimoka skleisti dezinformacijas ir nuolatos yra tokių, kuriems apsimoka kiršinti žmonės. Tai tokiu principu ir naudojasi, kad kažką tai pasako, ko arba tu bijai, kad tai gali nutikti ir tada prilipina daug, ką jie nori, ką tu nuskaitytum, ką tu suvalgytum. Taip, iš esmės, kaip jūs sakai, turi būti bent dalis kažkokia tai tikėtina. Nes tada, kada informacija jau yra visiškai neįtikėtina, kiekvieną dieną mano gatvėje nusileidžia kosminis laivas, iš jo išlipa 3 žali žmogeliukai ir čia, nežinau, ką jie kažką padaro, grįžta atgal ir atgal. Tai čia jau yra toksai, žinai, visiškai neįtikėtinas. Ir dažniausiai, bet to ir ten, žinai, būna irgi klaidžioja tokios žinutės, kad man ten kažkas tai pumpuoja kažkokią dezinformaciją, kažkokie ateiviai nusileidę kiekvieną naktį prie manęs prijungia ten laidus. Tai jau čia kvepia, psichiniam ligom. Čia jau nėra, sakykime, sąmokslo teorija. Sąmokslo teorija, jinai iš principo yra kažkiek tikėtina. Ar ne? Nes visa kita, jau ten, kur jau visiškai neįtikėtina, čia jau šizofrenija, žinai, čia kiti dalykai, jau tada nemaišykim. Nes sąmokslo teorija apskritai, jeigu taip žiūrėti, nėra priklausoma nuo amžiaus, nuo išsilavinimo, nuo intelekto netgi. Nėra taip, kad sąmokslo teorijom tik žemesnio išsilavinimo, kažkokio mažesnio išsilavinimo, žemesnio intelekto ir panašiai, kiek buvo daryta tyrimų, ta koreliacija yra labai nedidelė. Mes negalim išskirti tokios grupės, kad vien tik ten kažkokia... Neišsilavinimo, kad sąmokslo teorijomis tik grinai neišsilavinę žmonės, arba vyresnio amžiaus žmonės, arba mažesniuose miesteliuose gyvenantys žmonės, tai taip nėra. Taip, ir taip nėra. Ir tai priklauso nuo kitų dalykų. Ir dabar mes pakalbėsime apie tos kitus dalykus. Tai čia net 7 aš juos išsirašiau, tai aš galėsiu pakalbėti, Asta dadės žodį, nes ne kažkaip labai gerai. Aš visada galiu dadėti, pridėti, atimti irgi galiu. Nerijus sako, tai čia filosofija, čia ne filosofija, Nerijau, čia yra psichologija, tai yra toks mokslas, psicho ir logija. Tai pirmiausia, tai yra toksai truputėlį, aš žinau tai, ko jūs nežinau. Tai viena atveju tai gali būti narcisizmo aspektas, daug narcisizmo turinčių žmonių, bet aš turiu minti tikrai narcisizmo, kurio šiaip nėra daugiau kaip 5% visuomenė. Šiaip narcisizmą linkusius žmonės, jie linkę yra į sąmokslo teoriją. Ir kitas dalykas, kada tu nebūtinai narcisistinis žmogus, bet tiesiog, sakykime, tavo gyvenimas yra nuobodus. Ir tavęs nelabai girdi. Tai mes praeitą kartą kalbėjomės labai, kam įdomi šita tema, tai pasižiūrėkite dar mūsų praeitą laivą, kai mes nagrinėjome apie polinkį ezoteriką. Jo, kaip polinkį ezoteriką. Čia yra panašiai tas pats. Tu nesi įdomus. Ir tada tu, aš žinau tai, ko jūs nežinote. Suprantate? Ir tada jau išskirtinumas atsiranda. Tai čia tikrai, čia labai tu teisi. Tai, ką mes kalbėjom praeitą kartą, tai tiesiog atsiranda išskirtinumas. Tai aš manau, čia labai aiškiai.
Gerai. Antras yra jungimasis į grupės, tai yra priklausomas kažkokiai grupiai. Kada tu, sakykime, esi labai vienišas, nedaug dievė dar esi galbūt izoliuotas, nelabai ten turi kažkokį... Jautiesi nesuprastas, jautiesi iškrentantis iš konteksto visų, atstumtas. Arba tiesiog vienišas esi, nežinau, nedaug dievė ten iš namų, nelabai turi galimybę išeiti ar kažkas, ar ne, tau reikia kažkokios bendruomenės. Nėra labiau palaikančios bendruomenės, kaip visi tame, kurie tiki viena kažkokią tai sąmokslo. Kitaip tariant, aš performuosiu, ką sakai, nėra didesnės vienybės, kai tada, kai tu kovoji prieš kažką tai, arba tu kažko tai bijai su kažkom tai. Ta prasme, niekas labiau nesuvienyje kaip bendra baimė. Arba bendra neapykanta, arba bendras dar kažkas, tai kova kažką, tai bendra prieš kažką tai. Tai pirmas yra, dar kažkaip pagalvojau, pasakysiu, ne, tai čia yra žema savivertė, tiesiog paprastai kalbant. Kai tu jautiesi nieko vertas, tavo gyvenimas nieko vertas, tau atrodo, kad tu pats esi nuobodus žmogus ir neturi nieko, jokio išskirtinumo, tavo gyvenimas yra, iš tikrųjų, jokios pasakos nėra. Tu žiūri filmus ir matai, kad vyksta veiksmas, grobiami bankai, kažkas tai tokio darosi, supermenai skraido, o tu bulves skuti, barščius verti. Skalbinius lydai. Ir žiauriai nuobodu. Ir tada, reptilijos. Ir tada, žinau, celofanas man pasakė išskirtinę informaciją, kurios tu nežinai ir aš žinau. Tai čia pirmas yra iš žemos savivertės labai didelis noras susikurti savo vertę, išskirtinumą, reikšmingumą tiek savo asmeninį, tiek savo gyvenimą. Antras, ką Viktorija sakė, tai yra noras priklausyti bendruomeniai, kurie irgi yra tokie patys išskirtiniai kaip ir tu. Ir tada, kai daug yra tų žmonių, betgi daug tuo tiki, taigi, o mes tai geriečiai. Kitą palaiko. Mes tada gali aplinkiniai tavo artimieji žmonės nepalaikyti, bet tu turi, tą ypatingai šiais laikais, tada, kai yra tiek daug tų visų, technologijų, kur tu gali su visais ten bendrauti per visokius Skype'us, Facebook'us, aš nežinau, ką ten dar, ir tu gali jausti tą vienybę su tą grupe. Ir tada tau prieš tave gali būti čia ir visa šeima, ir visa gatvė, ir visa kas tik nori, bet tu esi toje grupėje. Ir tada dar netgi kaip tik tada jauti dar didesnį išskirtinumą, kad jūs tai nesuprantate, nes jūsų intelektas yra žemas ir jūs esat avių banda. Jums valdžia pasakė ir jūs... Avys, jo. O aš ir mano žmonės, mes esam. Čia, žinai, čia tas būna, kai argumentai kas jos labai greitai baigėsi, tie faktiniai argumentai. Ir čia aš jau trečias punktas yra kritinio mąstymo, truputėlį toks buvimas, žinai. Ir visi šitie sąmokslo teorijų šalininkai, jie tada rėkia kitiems, kad pas jūs nėra kritinio mąstymo. Bet jeigu pasižiūrėti pas juos, tai pas juos to kritinio mąstymo ten iš vis nėra. Ir kame tai yra esmė, nes, žinai, sakykime, pasidalino kažkas kažkokią informaciją. Jiems yra nesvarbu, kad toje informacijoje klaida ant klaidos gramatiškai, kad tai negali būti nei daktaras, nei teisininkas, nei dar kas nors tokio dalyko neparašys, nes jie nėra disgramatiniai, žinai, kaip sakant. Nes ir daktarai, ir teisininkai toliau, ką minimum, jie ten gerai, blogai dar, jie prastai rašyti moka, sakykime taip. Ir jeigu tu daliniesi kažkokią medžiagą, kur yra vienam sakiny 59 klaidos, ne vienos didžiosios raidės visam paragrafą, žinai, ne vieno kablelio, tai ten greičiausiai žmogus parašė, kuris, tiesiog, jis net rašyti nemoka, kaip jisai gali nagrinėti kažkas tam kažkokias globalias temas. Antra, dažniausiai tie dalykai dalinamasi iš kažkokios nuorodos, kuri yra, akivaizdžiai kažkokia labai labai tartina, žinai, ten botų, trolių, dar ten kokią nors. Trečia, labai dažnai žmogus, kuris dalinasi, būna ten 15 kartų teistas už sukčiavimą, ten kokį nors, bet supranti, tai tada, tas žmogus, kuris teistas už sukčiavimą, tarsi atrodo valdžia susimokusi prieš jį, tai kaip tik čia yra pliusas. Taip, čia kitas klausimas. Ir paskui ketvirtas, žinai, pats turinys dažniausiai yra tiek nelogiškas, žinai, kad bet tai ten kritinio mąstymo nėra, bet kai jau baigėsi tie argumentai, nes argumentų yra labai nedaug. Realiai pas sąmokslo teorijos šalininkus realių argumentų, tokių nenuneigimų yra labai labai nedaug. Ir jeigu ten jie labai staigiai baigėsi, tada prasideda. Tai jūs avys, tai jūs... Bet čia yra dėl to, kad didžioji dalis yra pastatyta ant emocijos. Tai čia bus apie ketvirtą, čia bus apie ketvirtą, bet apie patį kritinį mąstymą, ar ne? Ir paprastai jie rėkia, kad pas jūs nėra kritinio mąstymo, bet jeigu pasižiūrėti, kuo jie tiki, tai tu supranti, kad ten mąstymo apskritai nėra nei kritinio, nei nekritinio. Jo, bet iš tikrųjų sąmokslo teorijų šalininkai labai argumentuoja, kad būtent vadina tuos kitus avimis, todėl kad atseit jie neturi
kritinio mąstymo ir kad jie seka viskuo, ką jiems vyriausybė sako. O patys tuo tarpu nekvestionuoja. Nu, tipo, kaip taip gali, nu, ta prasme, Jo, jie nekvestionuoja. jie yra va tas, va, pirmieji tie, va, kad tas va, žemos savivertės, nesijaučiu nieko vertas, tai man reikia kažko didelio tokio, nu, man reikia dramų gyvenime, kad aš jausčiausi, va, kad gyvenu, man reikia dramos. O čia va, visos tos sąmokslo teorijos duoda tą dramą. Tada antras priklausyti bendruomeniai, bet tam, kad tu jaustumėsi priklausantis bendruomeniai, tu turi nu, jausti ir kad tu kažkam tai nepriklausai. Nu, savo prasme, nu, toks paradoksas tarsi. Tam, kad kuo tu labiau vienybėje su kažkuom, tai tau reikia didesnio nu, priešpriešos su kažkuo kitu. Nu, čia tai, va, žodžiu, ir va, žmogui kažkaip labai reikia va, to nu, geriečiai ir blogiečiai. Ir tada tiem blogiečiam priskiri viską, bet ką ir net nesigilini. O su geriečiais nekvestionuoji, nes labai baisu prarasti. Bet čia, Asta, tu šitą tau reikia medalį ir atskirą auksinę skulptūrą. Taip, tavo skulptūrų tai mes su Viktorija statomės kiekvieną savo skulptūrų parką. Žodžiu, tai kas tai yra? Tai yra tas nekvestionavimas. Va čia tu pasakėjai, aš manau, tą raktinį žodį, nes jie nekvestionuoja, nu niekaip. Ar gali tai būti, kad žmogus čia tiek daug žinantis rašo su tokiam klaidom? Jiems, pavyzdžiui, nekyla tas klausimas, kodėl taip yra? Ar gali tai būti, kad šita informacija yra dalinamasi iš Rusijos kokio nors, žinai, kodėl? Jiems nekyla tas klausimas, kodėl? Ar kodėl žmogus, kuris už sukčiavimą teistas 11 kartų, 12 kartą vėl daro kažkokią nesąmonę, nu jiems nekyla klausimas, nekvestionuoja, o tas nekvestionuoja, tačiau auksiniam raidėm reikėtų išrašyti. Jiems nekyla klausimas. Ir aš prisimenu labai gerai, žinai, prasidėjo tie visi skemai, kad ten jūs laimėjote ten 100 eurų ar ten kažką, tai perveskite ten kažką ar parašykit savo duomenis ir, nu, žinai, būdavo tokie, žinai. Tik iki šiol yra, manau. Ir iki šiol yra, bet kiek jie prasidėjo, ten kažkur jau senai, dar aš studentė buvau, tai studentė buvau labai senai, tai yra prieš 20 metų su viršum 25 ar ne, ir gavau tokią žinutę ir tai buvo tik pati pradžia. Dar niekas šitų dalykų nežinojo, kad jūs laimėjote ten 100 eurų litų tada, litų ar kas tam buvo. Čekį, apsiprekinti ten kažkur, tai atsiųskit savo duomenį. Ir iš karto toksai, aišku, per emociją, toksai wow, o paskui galvoju, iš karto įsijungia tas kvestionavimas, žinai, ar gali rašyti oficialus kažkas tai apsiprekinti. Apsiprekinti tau? Taip. Nu, va čia yra tavo bėda, kad tu esi labai gramatiškai taisyklingai rašęs. Ir ant šito iš karto supranti, nes, nu, negali. Nu jo, nu, apsiprekinti tau nieks nerašys oficialiai. Joks raštas nerašys oficialiai apsiprekinti. Nėra tokio žodžio. Aš tai kitaip, aš tavęs klausau ir man tai kiti klausimai kyla. Ar gali būti taip, kad aš niekur nedalyvavau, o laimėjau ten, kur net nebuvau? Aš gal dalyvaudavau, žinai. Tai tame, žinai. Ir paskui... Aš tai, kai niekur nedalyvauju, aš esu visiškai saugi. Bet paskui ten greitai, ten aš paskui dar pasiieškojau kažkur informacijos, radau, kad tas numeris skameriai, bet pirmą man ką sukėlė, tai va tas žodis apsiprekinti. Nu, iš karto klausimas kyla ir iš karto tu pagauni, kad tai yra skemas. Ir dabar, va čia tada šitoje vietoje mes jau pereinam į tą 4 punktą, žinai, kodėl žmonės tiki. Nes kaip tu sakai, yra dalis žmonių, kurie labiau remiasi logiškais argumentais, tai yra nelogiškais argumentais, o jausmais. Ir tokie žmonės, kas įdomiausia, jie gali būti kažkokiose srityse tikrai labai protingi, labai neprotingai tose, nu, kaip sakyti, tose veiklose, kur tikrai ten kažkokių reikia jausmų, meditacijų, dar kažko tai šitoje vietoje. Ir jie tada pradeda perdėm į viską žiūrėti per jausmus, nebėra balanso. Vien logika, vien protas, aišku, jie negali, žinai, gyvenime veikti, bet vien tada jausmais mes pradedam vadovautis irgi blogai. Ir čia šitoje vietoje aš pagalvojau, kad čia yra labai geras palyginimas su to moteriu, kurios ten tipo įsimylė ir atiduoda didžiulius pinigus. Žinai, ir va čia yra tas palyginimas, kuris yra 1:1 praktiškai. Žinai, tai moteriškiai ten pameta galvą, ypatingai dabar daug labai tų istorijų, kur ten koks nors Nigerijos ten princas, žinai, susuka galvą moteriškiai ir jinai vargšė, žinai, tikėdama tikrai tą. O čia šiaip tai man atrodė, kad čia yra tokios, nu, tipo, taip nėra pasaulyje. Bet aš turiu draugę, kuri dirba bankė ir jinai sakė, jo, iš tikrųjų. Tai va, būtent. Ta prasme, tai realiai taip yra. Ir yra, kad taip realiai yra. Ir čia yra, kaip pagalvoju, čia yra tas pats principas kaip ta sąmokslo teorija. Net žmogų pagauna jausmai, emocijos, jinai pradeda kritiškai nebemąstyti. Visiškai pradeda kritiškai nebemąstyti, pradeda nebekvestionuoti.
Ir ten bet kas pabandytų tuo momentu atsukti protą. Man irgi viena draugė buvo pasimaus, ir paskui aš sakau, ašgi tau sakiau. Sako, žinai, sako, tuo momentu man galėjo kas nori. Bet kas, sakė, Romos popierius sakytų, aš nieko nebūtų. Ir tai yra principą tas pats, kada jausmai ima viršų. Ir tada mes visiškai nebematom. Tai tas įsimylėjimas. Ir čia tas pats yra. Tik tai čia yra baimė ir pyktis. Jo, baimė, pyktis, ten dar kažkokie dalykai, bet kitaip tariant, tos emocijos užvaldo protą kažkokios ir tu ten jau nieko nebenori kvestionuoti. Aš galiu pridurti prie to, kaip emocijos užvaldo protą. Iš tikrųjų, viskas atrodo labai realistiška, todėl kad visą laiką įsijungia kūnas. Mes pagalvojam kažką, tai iš karto jaučiame emocijas kažkokias, tai priklausomai nuo to, ką galvojame. Jeigu galvojame, kad valstybė yra priešiškai nusiteikusi arba apskritai šis pasaulis yra labai nesaugus, mes taip galvojame, mes jaučiamės nesaugiai ir kūnas iš karto reaguoja. Ir kadangi kūnas reaguoja, įsitempdamas arba atsipalaiduodamas, priklausomai nuo to, ką mes galvojame ir kaip mes jaučiame, saugiai ir nesaugiai. Tai per kūną mums viskas labai kūniška ir labai realu. Labai realistiška. Ta prasme, čia yra tokia, nežinau, kaip iliuzija, ne iliuzija, aš net nežinau, kaip tai įvardinti. Aš visų kūnų jaučiu. Taip, tu ir jauti, tu neturi kito įrenginio, kuriuo jausti. Mes visada absoliučiai viską jaučiame visų kūnų, absoliučiai viską. Tik tai intensyvesnės emocijas stipriau jaučiame, nes kūnas aktyviau dalyvauja tame jausme, o mažiau kažkokius, ne tokias intensyves emocijas, ne taip intensyviai išjaučiame kūnų. Bet kadangi kūnas visada reaguoja į kiekvieną mūsų mintį ir kiekvieną emociją, dėl to ir viskas atrodo labai labai tikra, labai labai realistiška. Ir dar plius, kai neužduodi klausimų ir neabejo, ir netikrini, ir neklausiu, o ar tikrai? O tas kvestionavimas, už ką tu tą skulptūrą jaustus. Taip, tai aš jau pas mane parkas didelis, pakviesi į svečius, po savo auksinių statulų parką. Taip, bet tas kvestionavimas, ir tada jo nebėra, nes tai, kad tu jauti, tau atrodo labai tikras. Jausmas tai iš esmės ir yra tikras, tuo metu per tave eina. Bet ar jisai tau signalizuoja kitus dalykus, ar jisai kyla iš to, kad tikrai dalykai, čia nebūtinai taip. Tada 5, aš vėl čia pereinu prie to, kad tu jau labai natūraliai, organiškai pereini, bet aš dar pastiprinu, kad 5 yra saugumo jausmas, nes tu gauni kontrolės iliuziją. Tau kažkas vyksta, tu nesupranti, kas vyksta, tu esi nesaugus ir tada paimi ir tau paaiškinimas. Taigi čia tavo valdžios klanas čia nusprendė sukelti tsunami kažkur tai ten Malaizijoje. Skaičiau apie tai iš tikrųjų, kad viena iš sąmokslo teorijų yra, kad kelia valdžia sukelia tsunamius, nes kažkaip ten... Tai orų valdymas, labą dieną. Kas nežino, kad valdžia valdo orus? Kas nežino? Kas nežino? Pakelgi ten. Ir tu iš karto saugus, nes tu žinai, aš žinau, kas sukelia. Taigi valdžia sukelia tos tsunamius. Čia yra absoliutus paradoksas, bet iš tikrųjų taip, tie žmonės, kurie tiki ir turi polinkį į tikėjimą, į sąmokslo teorijomis, realiai jie gyvena, jaučiasi labai nesaugus, nes labai priešiškam pasaulyje jie gyvena, nes visi priešiškai nusiteikia prieš juos, nusistatė ir jiems reikia saugotis. Ir kaip bebūtų keista, kai jie atranda tą sąmokslo teoriją, kuri paaiškina, kad taip, tu teisingai bijai. Iš tikrųjų reikia saugotis, nes tie yra tokie ir tokie ir tokie. Ir vien tas žinojimas, išsiaiškinimas, jisai duoda pojūtį, kad, geras, aš žinau ir tada galiu kontroliuoti. Jo, ir dar, žinai, duoda tam tikrą kontrolės iliuziją, nes jeigu mes visi susijungsim, jeigu visi susivienysim, nuversim tą velnio valdžią, nebebus tsunami. Taip. Bet, ta prasme, čia taip, aišku, mes juokiamės, bet čia yra, taip yra. Kodėl žmonės nori pastoviai išsiaiškinti? Didžioji dalis žmonių, jie nori išsiaiškinti, bet nenori nieko keisti. Pavyzdžiui, turi kažkokią problemą, nežinau, santykiai nesiklosto, ten vyras neištikimas ar dar įtaria, kad vyras neištikimas. Nori išsiaiškinti, ar tikrai, bet nenori keisti santykių, nenori keisti savęs, nenori daryti kažkokius realius pokyčius, kurie atvestų į gerus santykius, bet nori išsiaiškinti. Ir tas čia pas mus visos tos yra, jeigu ten, nežinau, kregždė skraido žemai, vadinasi, bus lietaus. Jeigu ten tas, tai tada bus tas. Ir pas mus visa civilizacija pastatyta ant to noro išsiaiškinti. Mes visą laiką kiekvienam reiškiniui, bet kam, kas vyksta aplink mus, mes vis nesąmoningai bandome priskirti reikšmes. Jeigu taip, tai vadinasi pyksta.
Jeigu dar kažkaip, tai dar kažkas. Tai jeigu blondinė, tai kvaila. Jeigu brunetė, tai nesakysiu, dar žaisiu. Tai va, nes mes norime viską žinoti, nes tas žinojimas duoda iliuziją, kad aš kontrolė. Nu, aš kontroliuoju, aš žinau, aš galiu valdyti tai, ką kontroliuoju. Taip ir čia, lygiai tas pats. Ir plus dar šitas žinojimas, jisai duoda ekskliuzyvumą. Nes aš žinau tai, ko tu nežinai. Nu, va, ir dabar šeštas yra būtent irgi jau čia daug apkalbėjęs, bet šeštas, jeigu taip sutraukti, yra noras suprasti tiesą, kitaip tariant, noras žinoti kodėl. Mes iš principo prigimtinai esame smalsios būtybės. Vieni labiau, kiti mažiau, bet iš esmės mes esame smalsios būtybės. Ir net jeigu kitą kartą tai vat, yra kažkam, kam tai reikia rinkti labai dėl saugumo, nes kitaip žmonės jaučiasi nesaugus, tai mano asmeninė nuomonė tai yra pati turbūt didžiausia kategorija tų žmonių, kurie tiki sąmokslo teorijom, tai yra va, tas nesaugumas. Bet ir tas vat, nu, kontrolė, žinai, tokia iliuzija, kad galiu sukontroliuoti, nes kai žinau, kai vat, kažkas kitas tai daro, tai galima susivienyti, susirinkti, nuversti ten kažką, tai žinai. Nebūtinai versti, užtenka, kad su chebra. Būtinai su chebra pasitusinti ir jau tie mes visi, žinai, dopamino smegenys gavo, mes kartu mes nuversim, užtenka paplepėti. Paburbėti, kaip smegenys užskaito tai kaip įvykusi faktą ir jau tu jautiesi gerai. Bet šeštas yra tiesiog noras suprasti tiesą, tai yra noras suprasti kodėl. Bet tas noras suprasti kodėl, nu jisai irgi toks, man tai čia toks biškai vis tiek, jisai neša, žinai, truputėlį į narcisizmą, nes toks prasideda, aš tai skaičiau ten kažkokius, tai ką tie gydytojai supranta. Aš tai va, paskaičiau ten kokią vieną knygą, dvi ir net ne vieną knygą, dvi, o ten porą kokių nors ten straipsnių Delfi, žinai, ar ten porą tipo tyrimų iš kažkokio ten instituto, kuris greičiausiai net neegzistuoja. Arba ten, nežinau, reikia į Aziją, žinokit, nuvažiuokit, tai pamatysit, kiek ten yra instituto. Harvardo universitetas, Kembridžo universitetas, dar ten visokių universitetų, tik tai viena raidė kokia nors pakeista, žinai, ne Kembridžo, o Kembridžo, žinai, ten. Nu, ta prasme, žinai, tokių visokių, ant kiekvieno kampo, ten kokiam Nepale, pavyzdžiui, atsimenu, tai kur eini ten ant kiekvieno kampo, žinai, ten Harvardas tik tai ne su W, o su Y, pavyzdžiui, žinai, nu, tokie, žinai. Tai va, tokių, žinai, prisiskaito straipsnių ir tada jie mano, kad jie yra, nu, jie daugiau žino, žinai, jie daugiau žino už tą patį ten, kuris yra mokslo daktaras, žinai, arba dar kažkas, nebūtinai medicina, galbūt kažkokius iš kitokius. Ten tą patį plokščią žemę paimti. Taip, žinai, iš kur atsirado plokščio žemė? Ten buvo labai juokinga situacija, aš dabar labai tiksliai neatkartosiu, nes net nesusiradau to tyrimo prieš laivą, bet esmė ten buvo, kad grupelė tokių nerdų, žinai, jie nusprendė, kad padarys bajerį. Ir jie ten parinko keletą faktų, nu, visus mokslinius faktus, jeigu tu tiksliai nemoki to mokslo, pavadinkime, labai lengva, žinai, ten pavartyti, ten tiesiog iš kitos pusės, žinai. Ten, kur pasakysim, sakė, visi, kurie su žema savivertė, visi yra narcizai. Nu, kažkiek tiesos yra, žinai, bet iš tikrųjų tai taip nėra. Bet vat paėmė, atvertė, apsukai, žinai, ir va, tu turi, žinai, kokią nors nesąmonę. Nu, ir jie ten sukūrė, žodžiu, tą žemę plokščią, parinko ten porą tokių, žinai, fizikinių ten kažkokių formuluočių, kurių ten ne visi, nu, ar tu supranti, ten tau patiktų dabar fizikos kažkokią formulę, ten astronomijos, astrologijos, ir sakytų, va, žiūrėk, tau šitą formulę įrodo, kad žemė plokščia. O, geras, tai kad rimtai, bet sakytų, o tu paneik, kad gudri, gali paneik. Ten, žinai, kokią nors formulę kambario dydžio, žinai, o gali paneik. Nu, ir supranti, ir, nu, jeigu tu nemoki, nu, ta prasme, tu nesi tas pats, tu nepaneiks. Tai va, jie padarė tokį bajerį ir, paprašė, paskelbė. Ir kažkas ten jų tą bajerį pasigavo labai stipriai ir pradėjo, nu, kaip tiesą, supranti, copy-paste, ir jau jie patys, tai sakė, ne, chebra, mes pajuokavom. Ir tas jau buvo per vėlai, nes jiems sako, ką? Kaip tai nepajuokavote? Taigi žiūrėkit formulę, ar matote kambario dydžio? Ir paskui tas pradėjo skleisti, ristis į visas puses ir išaugo labai didelis dabar jau, nu. Atsargiai su juokeliais. Taip, kad atsargiai. Nejuokaukite, nes nežinote, kas jūs išgirs. Tai va tas noras suprasti tiesą, bet aš sakyčiau tokia, nu, ne tai, kad, žinai, va to ilgų metų studijų ir to va nuodugnaus, nuoseklaus, bet tokia va pribėgamai, kažkur ten paskaičiau, ten populistinę tą tokią kažkokią, o jeigu ten į tą populistinę tiesą dar yra prismaigstyta kažkokių frazių protingų arba formulių, nu, tai negali būti netiesa. Tai, kas pasirodė internete. Ir kas yra protingai parašyta. O jeigu dar pusę žodžių nesupranti. Aš labai gerai atsimenu, kaip dar aš irgi studijų laikais buvau ir vienas mano draugas, jis jau buvo pabaigęs universitetą ir jam atnešė recenzuoti
žinai, tai būna kursinius darbus. Jam atneša tos kursinius darbus, jam kursinius darbus atnešė, jis buvo recenzentas ir jisai vieną perskaitė ir sako, nu čia viskas supratau, viskas paprasta, matyt, žmogus nesigilino 6. Kita perskaitė, o va, sako, nieko nesupratau, ką čia parašė. 10. Žiauru. Ir taip buvo, tai realiai, nu, va, tai tas įvyko prieš 20 metų kažkur, tai, bet tai yra tiesa. Tai čia nugaunasi truputėlį. Čia gerai, žiūrėk, Eglė labai fainai parašė komentarą, Ja. kad įdomu, kad žmogus kaip ir nori žinoti tiesą, bet nenori paprastos aiškios tiesos. Kuo durnesnis aiškinimas, tuo įtikinamesnis atrodo. Čia vat vėl iš to noro išsiskirti. Iš to noro Iš to, išsiskirti. kad viduje jaučiasi labai nuobodų gyvenimą gyvenantis ir negali priimti to savo nuobodaus gyvenimo ir savo nuobodžios asmenybės, kuri yra... Bet žinai, kas yra paradoksas, kad kartais tai nuobodi tiesa. Žinai, kartais prie jos yra eita per labai daug tyrimų, labai daug visko, žinai. Tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, nu, paimkime tą pačią mitybą. Jo, aš tą patį norėjau Apie tą pasakyti. pačią mitybą. Jeigu yra paskaičiuota, kad reikia valgyti baltymus tiek ir tiek, nu, tai yra tiesa, kur yra tiesa. Ir jinai skamba labai nuobodžiai, nors iš tikrųjų įsivaizduoju, kiek reikėjo padaryti tyrimų. Ir kiek metų, ir kiek tyrimų. Kad atrasti, kiek žmogui reikia suvalgyti baltymų. Bet, nu, tai yra labai paprasta, žinai, skamba labai paprastai. Ir nuobodžiai. Jo, ir labai sena, ir neįdomi, ir niekaip neišskirtina, ir niekam nepriklausau jokiai grupuotei. Bet jeigu tu sakai, kad, žinot, reikia valgyti ten mumijų, ten yra, žinai, kur... Musmirės, raudonas, reikia valgyti raudonas musmirės. Ir iš karto, opa, aš esu musmirių valgytoja. Aš dabargi sklando internetą. Nu, taigi čia labai įdomu. Aš žinok, čia prieš jau seniau, ir ta prasme realiai skaičiau straipsnį apie vyrą, kuris labai tikėjo sąmokslo teorijomis, kad čia susimokė valdžia ir apgaudinėja žmonės, kai sako, kad musmirės yra nuodingos. Iš tikrųjų, jos nenuodingos. Atsimeni? Bet čia realiai, realus žmogus su varde ir pavarde, tik tai aš nebeatsimenu, aišku, jos nes tai seniai buvo. Suvalgė raudoną musmirę, vienais metais nemirė, viskas gerai. Rimtai, musmirės nenuodingos. Tada kitais metais suvalgė kažkuria, pirmais metais raudoną suvalgė, nemirė. Tada antrais metais, neatsimenu, ar žalią ar baltą suvalgė, vėl nemirė. Ir jisai ta prasme, jau čia patikrino, realiai, čia yra melas, netiesa. Ir dar kitais metais suvalgė tą paskutinę musmirę ir jau nebeatgaivino jo, nes nebeatsimenu, kuri žalia ar balta, tiesiog atjungia kažką ten inkstus ar kažką tai nebepajungiamai. Nebepajungiamai, tai va. Nu ir septintas punktas, tai yra irgi tu jau apie tai užsiminiai, bet kadangi aš taip šiandien gražiai akademiškai. Mes tarėmės, kad tu detaliai, o pridedamai. Būtent yra tas nenoras kažką tai keisti. Nes jeigu tu pripažįsti kokią nors tiesą, tai tu automatiškai turi, nu kodėl, pavyzdžiui, alkoholikai negali prisipažinti, kad jie yra alkoholikai. Todėl, kad jeigu tu pasakai, aš esu alkoholikas, aš tą pripažįstu, tai kaip ir suponuojama, kad tu turi kažką su tuo daryti. Supranti, lygiai tas paskaitant koks nors, nėra klimato atšilimo, nėra, čia nesąmonė, žinai. Ir tada, nes jeigu tu pripažįsti, kad yra klimato atšilimas, nu, tai tada tu turi kažką daryti, mažiau ten gal, žinai, mišelį naudoti, aš nežinau, dar kažko. Nu, tiesiog, nu, čia aš kaip aišku, primityvus pavyzdžiai, bet esmė yra aiški, kai tik tu pripažįsti, kad egzistuoja, arba kaip tu sakai, kad vyras neištikimas ten ar kas ten, ne, ar ten, kad mūsų santykiai jau čia nuvažiavo nuo bėgių visiškai. Tu negali to pripažinti, nes kai tu pripažįsti, tai tu turėsi kažką daryti. Tu negali likti tos durnės vietoje, kurią vyras apgaudinėja ir tu žinai. Tai kol tu apsimeti, kad nežinai. Arba kol gaudai. Nu, čia irgi dar gaudai procesas, jo. Jo, ieškai, rašai Facebooko grupėse, kaip patikrinti vyrą, kuris ištrina visas žinutes, kad aš neraščiau. Jo, kol tu esi tame procese, tai tu neturi nieko keisti. Kai tik tu pripažįsti, kad problema egzistuoja tą pačią minutę, nu, tu turi kažką, tu pradedi jau spaudimą, žinai, pati savo visų pirma, pats savo visų pirma, ir taipogi, nu, natūraliai iš aplinkos, nes, nu, jeigu tu žinai, tai kodėl nieko nedaryti. Ir kai tik pripažįsti problemą, tu kažką keisti. Tai lygiai tas pats yra su sąmokslo teorija. Tai vat vienas iš tų, tai vat visi 7 punktai. Tai, bet kai tu pripažįsti, kad už tavo gyvenimo kokybę atsako kažkokios arba didelės institucijos, arba ateiviai iš kitų planetų, tos pačios reptilijos, arba dar kažkokios slaptos organizacijos, tai tada tai tu nieko negali pakeisti, tu gali tik tai burbėti, kovoti, gali išdidžiai žinoti, išdidžiai žinoti, gali
slaptą informaciją, kurios niekas nežino, tik tai tu, nes kažkas tai nutekino va tokią slaptą informaciją į tavo ausis, O tai jūs tai Facebooką. visi avys, Jo. miegantis, tegul Tai miega, gyvenat savo nuobodų, banalų, tradicinį, paprastą gyvenimą. gyvenimą, miegat, atsimerkia, užsimerkia ten, ar dar kažko, O tai vat aš nenorit esu vat matyt, išskirtinis jo, žmogus. Ir nieko ir daryt nenoriu, noriu tik tai žinoti dalykus, kurių nieks nežino. ir peizėti nesąmones. Ne, taigi sąmonės. Sam. Tai va, tai dabar kodėl, va, dabar du turiu kitus punktus, kodėl žmogaus principą negalėtume. Iš Iš sąmokslo sąmokslo tikėtojų į į netikėtojus. kritinį mąstymą, Mhm. pavadinkim taip, į sveiką kritinį mąstymą, kad pradėtum kvestionuoti. Kad pradėtum kvestionuoti ir sakyti, blemba, gal tas žmogus, kuris rašo su klaidom, vis tik ne mokslų daktaras, blemba, gal šita nuoroda, iš kurios pasidalinta, vis tik tai nėra oficialiai, o čia kažkokio botų, žinai, prikur. Tai kodėl to? Nes pirmas dalykas tai yra savi įvaizdis, kuris, nu, mes visi bijom pripažįsti, kad klydom. Mhm. Ypatingai, kuo tu daugiau ten užsisukai. Apie klaidas, beje, mes irgi darėm laivą, Taip. jeigu ką. Tai kuo tu labiau ten užsisukai, tuo sunkiau iš to išlysti, nes tai yra savi įvaizdis, nu, realiai. Geriau paprasčiau pasakyti yra, jūs dar iki to nedaaugot, jūs dar miegat, jūs dar avis vedamos į skerdyklą, jūs dar kažką tai, tokį kažkokį numetį ir jisai kaip ir viskas, čia maždaug, ai, nu ką čia su jumis šnekėti, jūs dar avis ir viskas, ir net argumentų, nu, realiai, tu čia tokį brūkšnį užbrėži, nes aš jums net argumentų, aš galėčiau jums pateikti argumentų, bet ką aš čia tau pateikinėsiu dabar argumentus, jeigu tu čia miegi dar kaip sapnuoji, nu, ar ne, ir va toks va. Ir viskas. Ir tas savyvaizdžio gelbėjimas, va tokiu būdu, jisai tiesiog savyvaizdžio. Ir antras punktas tai yra, kadangi mes kaip ir minėjom, šį principą dominuoja jausmai, tai kitaip tariant, dominuoja pasąmoninė dalis. Ar ne, neloginė dalis. Ir, na, bent jau mes hipnoterapijoje, tai žinom viena pagrindinių taisyklių, jeigu logika susiduria su pasąmonė, tai logika niekada nelaimi. Tai mes darėme Reelsų seriją. Reelsų seriją, tai nes pasąmoninis, o ta pasąmonės jėga yra apytiksliai 9 kartus stipresnė už logiką. Ir jeigu tai yra saugumas ir nesaugumas, jeigu tai yra didžiulis jausmas nesaugumo, tai yra pasąmonėje glūdi tas blokas nesaugumo, tai tu daryk, tu ten ką nori su ta logika, tu ten aiškink žmogui logiškai, kiek tik tai nori, nu, jis tiesiog negirdi. Nes aš jaučiu, aš visų kūnų jaučiu. Aš visų kūnų jaučiu, o jūs visi. Arba dar čia, kaip mes tavo savo Reelsų seriją taip ir pavadinom, kaip ir žmonės sako, vat kaip galima atpažinti tai, kad tavo pasąmonė stipresnė už bet kokią tavo logiką. Tai jeigu sakai, kad protų suvokiu, bet tai aš viską žinau, ašgi viską žinau, taigi aš viską suprantu, bet tai va, tai čia yra. Bet ir toliau vis tiek varosi ten tie argumentai, kurie ten, kaip sakant, argumentai, kuriuose nėra argumentų. Ir tie argumentai labai staigiai baigėsi ir tada prasideda kitų žmonių pavardžiavimas, aiškinimas, kaip ten visi miega, vardų iškraipimai visokie, etikečių klijavimai, ten, nu, ten kažkokių globalinių mastų teorijų, kad čia dabar visus tikrina, čia dabar visus migdo, čia dabar visus kažką, tai čia dabar jie atsiranda jie kažkokie, nu jau kaip tik atsiranda jie. Nu, tai čia, ką pradžioje ir kalbėjome, kad, ta prasme, iš tos nesaugumo ir iš visų kitų giluminių, neišspręstų giluminių problemų atsiranda noras priklausyti bendruomeniai, bet tam, kad tu galėtum priklausyti kažkokiai tai bendruomeniai, tau reikia. Taip, bet čia kuo didesnis yra, kuo daugiau problemų, kurias reikia spręsti, tuo didesnis yra tas skirstymas. Ir kuo mažiau problemų realiai tu turi savo viduje, kurias reikėtų spręsti, tuo mažiau matai, nu, tą, kaip čia, grupuotės tas priešiškas. Nes tada kaip tik labiau matai, kad kaip mes visi susiję tarpusavį, kaip mes visi turime problemų ir kaip visi mes turim gerųjų savybių. Nu, ta prasme, mes visi esame skirtingi, bet ir tuo pačiu esame, nu, vienodi. Tai prasme, nebėra jie ir mes. Ar nėra? Ne, yra tiesiog mes. Yra tiesiog mes. Taip, yra tiesiog mes. Ir kas svarbiausia, kad mes nesam tobuli. Nu, nesam tobuli. Tai yra žmogus, kuris mąsto be sąmokslo teorijų, tai yra turi tą išlavintą kritinį mąstymą, tą kvestionavimą, kuris man žiūri. Ta kvestionavimo savybė, tai nereiškia, kad jis viską mato rožinį.
Jis mato taip, kaip yra. Nu taip, ir ten yra trūkumų. Ten yra. Arba galiausiai pripažįsta, kad nežino. Arba galiausiai Aš nežinau, pripažįsta, kaip kad yra iš nežino. tikrųjų. Aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų. Nes, nu, nes aš Paseksiu neturiu. faktus, kas Paseksiu vyksta, faktus, nes aš neturiu pažiūrėsiu, faktų. paseksiu jo ir pamatysiu, kaip yra laikui bėgant, pamatysiu vis tiek, kaip yra. Jeigu laikau atviras akis, ausis ir nepriimu kažkokios tai vienos ar kitos pusės, o tiesiog stebiu, kaip viskas vystosi ir pradedu matyti realaus gyvenimo realias tendencijas, tai ilgainiui mes atsirenkam, kaip kas yra vis dėlto. Jo. Nes čia tos diskusijos apie tai, kad, žinai, va, čia dabar paplatino tą dokumentą tokį įdomų. Ir aš paklausiau, sakau, sako, tai tu nieko nesupranti jau mokyklose tokius dalina, sakau, tai tavo vaikas parnešė jau to. Ne, neparnešė, bet globaliai ten kažkas vyksta. Aš mačiau vadovėlius, mačiau vieną komentarą, aš mačiau, kad vadovėliai tokie jau išleisti, aš mačiau tokį vadovėlį. Tai parodyk ir man, prašau, nufotografuok ir man. Taigi dalinasi Facebook'e nuotraukomis. Tai va, tai žodžiu, prišnekėjom, manėjau. Kiam minučių labai mes čia, manau, šiandien koncentruotai pavarėm. Taip. Nes punktus susirašy. Manau. Ne chaotiškas punktus. Jo, beje, dabar mes šiandien su jumis atsisveikinsim, nebent turit kokių klausimų ar pastebėjimų. Ir toliau, žinot, ką mes padarysim su Viktorija? Mes įrašysim su Viktorija paskaitą, kuri bus labai praktiška ir teoriška ir praktiška, nes čia vakar man Viktorija atvėrė protą. Pasirodo žmonės perka paskaitas, kurios yra tiesiog įdomus. Aš taip darau. Aš nežinau, kaip kiti žmonės daro, bet aš taip darau. Kaip jūs darote? Ar jūs perkate paskaitas, kur tiesiog yra įdomi tema, ar jums svarbu, kad tos paskaitos būtų pritaikomos gyvenime? Nes aš visą laiką viskuom, kuom domiuosi, man iš tikrųjų realiai yra įdomu, bet man visą tai, kas man įdomu integruoti į savo gyvenimą ir pažiūrėti, kas gaunasi integravus į mano gyvenimą. Ir aš toj paskaitoj, kurią mes rašinėsim dabar su Viktorija apie chaoso suvaldymą. Ir dalinsiuos, nes aš esu labai chaotiška ir visą gyvenimą su tuo labai vargau. Ir visą gyvenimą labai mokiausi, kaip tą chaosą sutvarkyti, nes aš esu iš tų žmonių, kurie nuo stalo atsistojusiu savo kambarį, nuo stalo nunešti į virtuvę puoduką, mano dėmesį, jau čia Viktorija pasakojo šitą, mano dėmesį patraukia toliau kambarį stovintis orchidariumas šviečiantis ryškiai, aš nueinu su tuo puoduku pažiūrėti orchidariumą savo, kaip ten gėlės auga, tada, reikia papurkšti, padedu puoduką kažkur tai, kur man tuo metu atrodė gerai ir paskui pusę dienos nerandu to puoduko, kol galiausiai kitą dieną randu ant spintos, pavyzdžiui. Tai mane labai erzina tas mano chaotizmas ir aš dėl to labai visą gyvenimą mokau save įvairių gudrybių, kaip tą chaosą įvesti struktūrą, kad aš ką nors gyvenime galėčiau padaryti. O Viktorija tuo tarpu, jinai natūraliai kažkokio labai struktūrizuotas kažkiek, tai savaime gaunasi. Ir aš bendraudama su ja ir matydama, kiek jinai nerealiai daug, su 4 vaikais, su kūdikiu, jinai sugeba versti knygas. Kiek tu per tą laiką jau išverti knygų? Per tą laiką, tai kaip... Per kurį laiką? Nežinau, per kurį. Aš verčiu 16 dabar. 16 knygą. Dabar turėdama kūdikį, 16 knygą verčia. Ne taip. Kūdikis jau persivertinėja į toddlerį. Bet tai verčia knygas, veda konsultacijas, ten labai daug daro. Ir su manim plepa. Ir laivas daro. Čia turbūt didžiausia dalis. Tai ir viskas dėl to, kad jinai labai turi tą struktūrą aiškiai ir moka labai pereidinėti nuo vienos užduoties prie kitos. O aš visą gyvenimą mokau save to. Tai aš turiu savo gudrybių, Viktorija papildys mane savo visokiom tom įžvalgom protingom ir patirtim ir mes įrašysime tokią paskaitą dabar. Tai čia kalbėjau, duodama jums laiko kažko paklausti, jeigu norisi kažko paklausti. O aš jūsų paklausiau, ar kas jums aktualiau, ar tai, kas įdomu, ar tai, kas ir įdomu, ir pritaikoma gyvenime, bet atsakymų kol kas jokių negaunam. Galbūt abu. Ką sąmokslo teorijos sako šio klausimu? Sąmokslo teorijos, nežinau, ką sako. Ne, pagal sąmokslo teorijas, tai valdžia dabar atjungia komentavimo galimybę ir dėl to niekas negali. Galinai, čia mes todėl, kad mes čia pradėjome apie sąmokslo teorijas kalbėti. Taip, ir dėl to Facebookas dabar mus išgirdo ir atjungia komentavimą.
galimybės. Na gerai, tai tada gražios visiems dienos. Jeigu patiko mūsų tema ir laivas, tai paspauskite, kad patinka. Va, Birutė rašo, kad ir įdomu, ir pritaikoma būtų liuks. Tai būtent taip ir darysim. Ačiū, Birutė. Tai jeigu jums patiko, padėkite liuksą. Va, ir Gintarė sako, įdomu ir pritaikyti gyvenimą. O, bet mano žmonės čia, ne tavo. Man tai būna tiesiog įdomu, nes aš tai vis tiek tikiu, kad labai žmonės varo klausimas, kodėl. Ir tas pačios sąmokslo teorijos, apie kurias mes čia kalbėjom, irgi yra tas, žinai, tas kodėl. Ir tas kodėl, va čia dabar, žinai, pasakys, turi du aspektus. Tai vienas tas kodėl yra tiesiog tas smalsumas. Tai yra proto smalsumas, kuris yra toks kaip man tiesiog įdomu. Ir aš galiu nusipirkti paskaitą, kuri man bus visiškai nepraktiška, bet man tiesiog yra įdomu kodėl. Įdomu kodėl, įdomu kaip veikia žmogaus protas, įdomu tie atsakymai, įdomu kodėl tos sąmokslo teorijos. Pavyzdžiui, labai daug susirinkau medžiagos apie tai, kaip veikia sąmokslo teorijų protas. Nors man praktiškai nei man reikia, nei ką, pas mane aplinkoje. Nesitikėk, mes sukursim sąmokslo teoriją ir užvaldysim pasaulį. Tai čia yra vienas. O kitas tas kodėl, žinai, yra tas toks nelabai sveikas, kuris, kodėl mane paliko, kodėl jis taip padarė, kodėl. Ir čia yra tas, todėl, kad taip reikėjo, todėl, kad taip aplinkybės susidėliojo ir tiesiog tu turi taip priimti, žinai, ne viską gali atsakyti kodėl. Ir tas nesveikas kodėl, jisai nuveda dažniausiai durnus atsakymus. To, kad nes žmonės ieško durnų atsakymų, todėl, kad tokia karma, todėl, kad reptilijos, todėl, kad, žinai, ir tada gaunasi ten, Todėl, kad visi vyrai kiaulės gyvėjo. Todėl, kad ir tas bereikalingas, kodėl jis ir veda paskui prie visokių tiek sąmokslo teorijų, tiek globalių, tiek tiesiog tavo asmeninio gyvenimo sąmokslo teorijų, vos ne kad žvaigždės taip susimokė. Retrogreidas. Jo. Tai tie du kodėl yra vienas teisingas, kitas toks, kurį reikėtų paleisti. Paliegęs. Vienas sveikas, o kitas sergantis. Jo, tai man pavyzdžiui, asmeniškai įdomu iš to sveiko kodėl. Tai ką, tai labai smagu mums buvo su jumis. Kaip sakiau, jeigu patiko, tai duokit mums žinot, kad jums patiko. Uždėkite bent jau liuksą arba širdutę uždėkite. Jeigu buvo įdomu ir nematėte mūsų ankstesnių laivų, tai nueikite į YouTube kanalą, pavyzdžiui, ir ten tikrai viskas yra sudėta. Ką čia dar pasakyti? Viso gero. Gražaus jums pirmadienio ir visos savaitės ir viso likusio gyvenimo jums gražaus.